Dežavu. Turbūt visi esate girdėję šitą žodį ir turbūt net visi esate pajautę šitą jausmą, kas yra dežavu. Norėčiau šiek tiek plačiau kalbėti apie šitą reiškinį, kas iš tikrųjų vyksta, kada mes patiriame dežavu jausmą. Na, galbūt kažkas tai ir nežino šito pavadinimo, tai aš tiesiog paaiškinsiu, kad tai yra jausmas, kada atsitinka jausmas, kad tai aš jau kažkada anksčiau ir vėliau esu patyręs. Reiškia, aš galiu gatve pamatyti kažkokį vaizdą ir man ateina toks jausmas, kad aš čia jau buvau, nors ten esu galbūt pirmą kartą. Ar galbūt sapnavau, ar jaučiau kažkokioj tai vaizduotėj, mačiau tą jausmą, bet jausmas yra lyg aš tai esu jau kažkada tai patyręs. Ir sužinojau tokį labai įdomų paaiškinimą, kas būtent vyksta dežavu metu. Kai mes matome save, kai mes prisimename save kažkokiame tai prisiminime, pavyzdžiui, aš tiesiog dabar sėdžiu ir galvoju, tada ir tada aš buvau ten ir ten ir aš mačiau tą ir tą. Ir kada mes prisimename save kažkokiam tai prisiminime, toks vaizdas lyg būtų kamera, filmuotų mane šiek tiek iš galo. Reiškia, jeigu aš prisimenu save praeityje, toks vaizdas lyg mane kažkas tai iš čia filmuotų. Reiškia, aš matau save ne savo akimis, bet kaip atskirą nuo savęs objektą. Ir jeigu tuo metu, kada aš matau save prisiminime, aš pabandau įeiti į save ir pamatyti tą vaizdą savo akimis, tai ir yra, kada atsitinka dežavu. Reiškia, dežavu atsitinka tada, kada aš savo ketinimu nueinu į praeitį. Ir tas praeities momentas, kuriame aš esu tuo metu, man sukelia dežavu jausmą. Reiškia, su tokiu įrankiu, nuėjimo savęs, nukėlimo savęs į praeitį, aš dalinai keliauju laike. Galima taip sakyti, kad aš keliauju laike. Reiškia, aš grįžtu į savo kažkokį prisiminimą, įeinu į savo avatarą, kad pamatyti vaizdą savo akimis ir tada mane automatiškai meta atgal į dabartį, nes tenais aš negaliu išbūti, bet tas momentas manyje ir yra dežavu momentas, kada aš tai patirsiu. Reiškia, aš galiu keliauti laike. Ir laiko kelionė, jinai visa atsispindi mūsų. Netgi toks reiškinys irgi, ką aš pastebiu, kad aš keliauju, kad pas mane labai greitai pradeda augti nagai. Nagai, plaukai, reiškia, nagai atlieka kaip printerio funkciją, kad aš pakeičiu aplinką ir nagai, kadangi mato, kad, ne nagai, bet kūnas mato, kad aš patiriu daug naujų patirčių, žemėlapiai turi užsikrauti, naujos situacijos, oras, temperatūra, daug informacijos ateina organizmą, iš karto nagai pradeda spausdinti tokį kaip informaciją. Tai, ir tai atsispindi naguose, naguose. Ir kada mes nukerpam nagą, tai mes kaip ir nukerpam dalį tos informacijos, bet mes nukerpame tik tais fizinį kūną nago pačio, o energetinis kūnas, jisai lieka, reiškia, per čia eina tokia kaip mūsų viso gyvenimo istorija. Ką mes patyrėm, kaip mes išgyvenom, kur mes buvom. Visa tai yra toks kaip didžiulis sielos metraštis. Tai jeigu su dežavu mes galim nukeliauti į prisiminimus ir palikti tenais pėdsaką, kad aš ten buvau, lygiai taip pat mes galim nukeliauti ir į savo vaikystę, kur prasidėjo, pavyzdžiui, kažkokios tai mūsų traumos, prasidėjo kažkokios tai nuoskaudos, kurios irgi yra įrašytos šitame mūsų sielos metraštyje, išspausdintos ir kurias mes galim realiai pakeisti. Ir kas tada atsitinka, kad jeigu mes nukeliaujame į vaikystę, kur atsitiko kažkokios tai skausmingos patirtys ir mes pakeičiam, net ne tai, kad pakeičiam, bet surandam save kaip vaiką, kuris patyrė vienokias arba kitokias traumas, mes surandame savo mažąjį aš, su juo pasikalbam, jį apsaugojam,
sukuriam jam naują požiūrį į tą situaciją, kurioje jisai buvo, kas atsitinka šitam visam mūsų istorijos metraštyje, įvyksta tokia kaip domino reakcija, reiškiasi, aš galiu nukeliauti į praeitį, į savo vaikystę, surasti save, vaiką, kažkokioje tai negatyvioje patirtyje, jam sukurti naują požiūrį į tą situaciją, kurioje jisai atsitiko, pavyzdžiui, pasakyti, kad daugiau tu nebijok to žmogaus, ar to vilko, ar ten to šuns, nes aš esu kaip didelis ir aš tave galiu apsaugoti iš to situacijoje. Ir kas tada atsitinka? Vaikystėje susikuria naujas požiūris į tą situaciją ir tai kaip domino kaladėlės jos atkeliauja iki dabartinio taško, kur aš esu, bet aš jau esu visiškai kitoj kokybėj dėl to, kad pasikeitė mano požiūris į tą situaciją, kuri sukurta vaikystėje man sukėlė, pavyzdžiui, labai daug skausmo ir kančios. Ir dabar, būdamas šitame momente, aš jau į tą situaciją žiūriu visai kitaip. Dėl to, kad vaikystėje esančioje programoje aš pakeičiau nustatymus. Reiškiasi, aš dabar jausiuosi visiškai kitaip. Ir kad tai lengviau būtų patirti ir suvokti, aš net esu padaręs tokią meditaciją. Jinai bus mano kurse, kuris irgi greitų metu išeis. Ir jeigu net jums būtų įdomu, aš tą meditaciją galėčiau pasidalinti su jumis asmeniškai. Nebus tai vieša meditacija, bet jeigu jums įdomu ir norėtumėte tai patirti, aš jums tiesiog atsiųsiu nuorodą, jeigu jūs paprašysite. Tai toks kaip ir promo kurso, kuris irgi jau greitų metu pasirodys erdvėje. Tai jeigu manai, kad tau reikia kažką tai pataisyti praeityje, savo vaikystėje, parašyk man ir aš tau atsiųsiu nuorodą į savo meditaciją. Tai tiek šiam kartui ir iki susimatymo.